teigiama, jog atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Tačiau sovietai nepripažino Lietuvos nepriklausomybės. Reikalavo atšaukti kovo 11-osios aktą ir jį lydinčius įstatymus. Kad tai pasiektų, 1990 m. balandžio mėnesį Sovietų sąjunga pradėjo Lietuvos ekonominę blokadą, kuri tęsėsi net 74 dienas. 1990 m. gruodžio mėnesį į Lietuvą įvesti papildomi sovietų kariniai daliniai. 1991 m. sausio 10 d. Sovietų sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas Lietuvos aukščiausiai tarybai dar kartą pasiūlė nedelsiant ir visiškai atstatyti Sovietų sąjungos ir LTSR konstitucijos galiojimus. Sausio 11 dieną streiką paskelbė Maskvai tiesiogiai pavaldžios įmonės. 13 redakcijų žurnalistai bendrai išleido laikraštį Laisva Lietuva. Minios Vilniečių telkėsi prie svarbiausių Lietuvos įstaigų. Prie jų jungėsi žmonės atvažiuojantys iš visos Lietuvos. Sausio 13-osios naktį sovietų tankai, važiuojantys prie televizijos bokšto, pradėjo šaudyti. Išgirdę šūvius įvairiose miesto vietose, žmonės skubėjo į Nepriklausomybės aikštę. Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Lazdijų kultūros centras įgyvendina projektą kompleksinis Veisiejų miesto Kapčiamiesčių, Seirijų, Krosnos miestelių urbanistikos infrastruktūros gyvenamosios aplinkos gerinimas. Lazdijų rajono savivaldybės administracija įsikėlė uždavinius rekonstruoti Veisiejų miesto aikštę. Šiandien džiaugiamės rekonstruotomis Veisiejų santarvės ir Aukuro aikštėmis, rekonstruoti šaligatviai, paminklas. Rankos darbus minėtose objektuose atliko UAB Litkon. Taigi dabar paprašysime Lazdijų savivaldybės merą tarti keletą žodžių apie tai. Iš tiesų noriu pasakyti keletą žodžių apie sausio 13-ąją, kad susijęti su šiais darbais, kad 50 metų okupacinis laikotarpis mūsų nesugniuždė, kad kartu su partneriais įgyveno pakankamai daug projektų ir rezultatus galime matyti čia Veisiejuose ir veisiečiams palinkėti kuo geriausios kloties, nevykti į užsienius, sutelktumo, o svarbiausia, kad būtų optimizmo, nes be optimizmo be vilties nieko liūdna yra gyventi. Tai geros kloties, gerų šių metų. Veisiejų bažnyčios kleboną Žydrūną Burnį prašome pašventinti vėliavą. Šią vėliavą mūsų tėvynės laisvės ir nepriklausomybės simbolika.
Vytautas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Žuvusiųjų atminimą kviečiame pagerbti tylos minutę. Du smuikai pravirko vakarė tyloje ir liejo žiogelių dainą, bet tu nežinojai ir tu nežinosi, ko verkia motulė sena. Bet tu nežinojai, negirdžiu, ir tu nežinosi, ko verkia motulė sena. Vėl suksis ratelis, belangiai pirkeliai ir plauks tylų žodžiai maldos. Nelauk motinėlę prie klevo vartelių, tai sūnus negrįš niekados. Nelauk motinėlę prie klevo vartelių, tai sūnus negrįš niekados. Vaiko nusižvengiai, pirasai žirgeliai, moterais aplinkui, įdulkėtą kelią. Leisk man jaunam augti, jėgomis ir protu, o kai aš užaugsiu, tai narsiai kariausiu. Gedimino pilį, trispalvę iškelsiu ir prie aušros vartų karštai pasimelsiu. Ir prie aušros vartų karštai pasimelsiu, Dievui ir tėvynei žemai nusilenksiu. Dievui ir tėvynei žemai nusilenksiu. Pabūti visiems drauge, kaip prieš 24 metus, kada buvome kupini ryžto bei meilės Lietuvai.
birželio renginys šičia ir vakarai amžino.